Apie jos būsimą išvykimą aš tikrai nežinojau ir iki šiol nežinau, ar jinai išvyko ar neišvyko. Bet kalbos, kad negalėtų išvykti, tai nekartą pasigirdo, kadangi tikrai jai nebuvo Lietuvoje gyvenimo. Ir tikrai matėsi, kad daug žmonių manė, kad jinai turėtų tik išvykti iš Lietuvos, jeigu nori gyventi. Nes aš manyčiau, kad dabar daug lietuvių, kurie čia nesipūtė prie soputės, svarsto, kad štai pabėgo, ir vėl vaiką pardavinės pedofilams ir vėl tas anas, tiesiog neprisima kaltės, kad jie patys ją išvijo iš Lietuvos. Prisiminkim, kas atsitiko, kai valstybė grąžino vaiką mamai, iš kurios jis neteisėtai buvo paimtas. Internete buvo paskelbta tiesiog mamos ir vaiko medžioklė, tik trūko šunų. Visi stengiasi žinoti, kur jinai gyvena, koks jos adresas, ką jinai veikia, koks jos namas. Tiesiog nedavė jiems ramybės. Tai Laimutei Stankūnaitei ir jos dukrai tikrai niekada nebūtų buvę gyvenimo Lietuvoje, nes jinai amžinai būtų rodoma pirštais, kad ta mama, kuri pardavinėjo vaiką, o ta mergaitė būtų ta mergaitė, kurią pardavinėjo. Tai koks čia gyvenimas? Tai... Ar jums pavyko ką nors išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis, kur jinai išvyksta, kas jinai tokia bus, kaip jinai turės gyventi? Žinote, net jeigu mane kas nors kankintų šiandien, ir aš žinočiau, aš tikrai nepasakyčiau, kur jinai išvyko. Bet ačiū Dievui, kad man kančių patirti nereikės, nes aš nežinau, kur jinai išvyko. Ir mes tikrai to negalime žinoti ir nereikia stengtis sužinoti. Tai yra tikrai dviejų šalių didžiulio darbo rezultatas, tai yra dviejų valstybių paslaptis, kur jinai dabar bus. Ir pagaliau tikrai leiskime valstybei rūpinti savo pilietę, kuri išvyko į kitą šalį gyventi, savo šalį nebebuvo įmanoma gyventi. O kiek aš žinau, tai tas parašyta mano straipsnėje, kad tikrai ta priimančioji šalis suteiks jai ir jos dukrai pilnavertį gyvenimą. Pradžioj tai būstą, darbą, socialinės garantijas. Ir po to, kai jinai užsidirbs pati, aišku, tai gyvens visavertį gyvenimą kaip to šalies, kurioje jinai yra pilietė. Aišku, manau, kad mums dabar, mes kai kurie manome, kad šita istorija baigėsi, bet Stankūnaitė šita istorija turbūt niekad nesibaigs. Nes pirmą, jinai paliko tėvus, jinai paliko artimus žmonės, jinai paliko savo dukters kapą čia, jos sesers vaikas neteko mamos, jos istorija niekada nesibaigs. Ir kur jinai begyventų, kur bebūtų, jinai jaus turbūt tą didžiulį netektį, kur jinai patyrė Lietuvoje. Jūs savo straipsnėje teigite, kad jei bus žmogus iš niekur... Taip, įsivaizduokite jauną žmogų, 26 metų moterį. Jinai turės sugebėti visiškai nubraukti savo praeitį. Jinai turės sugebėti, niekada bendraudama su nieko, neužsiminti, kad jinai yra lietuvė, neužsiminti apie tokią šalį kaip Lietuva. Jinai privalės apie tai daug kalbėti su savo vaiku, kuris iš tikrųjų vaikas ir gali įsiplepėti. Jinai privalės iš savo atminties išbraukti viską, ką Lietuvoje patyrė. Ir galbūt tik tai sapne jinai galės tą prisiminti. Tai yra tikrai neįveikiamas uždavinys atrodytų žmogui, bet Stankūnaitė pasiryžo vardan savo vaiko visų pirma, nes vaikui jokio gyvenimo nebūtų Lietuvoje. Jokio. Jis negalėtų nei mokytis, nei vėliau dirbti, nes visada išlieka ta informacija, kuri buvo aplink atvira ir viskas gali ją įžeisti, skaudinti ir persekioti. Kaip jis sakė, ar galės tada sugrįžti į Lietuvą ir kaip ir ar iš viso galės bendrauti su savo Lietuvoje likusiais tėvais? Tai yra paslaptis, apie kurią Stankūnaitė, suprasdama, kad jinai turi vykdyti, kas tai buvo liepta, įsipareigojimus, kuriuos jinai davė priimančiai šalį, jinai apie tai nekalbėjo, bet aš manyčiau, aš turėjau tokį įspūdį, kad iš tikrųjų jinai daug metų negalės bendrauti su nieko, su artimaisiais, kuriuos čia paliko. Ir aišku, daug metų negalės sugrįžti į Lietuvą, nes jinai daug metų toj kitoj šaly taip pat bus saugoma kaip iki šiol, tik tiek lengviau, kad jinai galės dirbti, važinėti, mokytis, gyventi ir ta apsauga nebus tokia matoma, kaip čia, kai ją saugojo vyrai su juodom kaukėm. Toje ir naujoje šalyje ją lydės apsauga, nebus saugomas. Jinai taip pat šito negalėjo papasakoti, gal ir nežinojo, bet ir galbūt negalėjo, bet apsauga galbūt ir netiek matoma bus visą laiką, kaip nesakė, galbūt 20 metų, galbūt 30 metų. Nes iš tikrųjų tos grėsmės išliko, jinai liko vienintelė gyva iš tos baisios istorijos, tai žmogus, kuris pas pirmas turėjo būti nužudytas pagal tam tikrą planą. Ir ypač dabar grėsmės yra jos mažai dukrytei, kuri pradėjo kalbėti, o kalbėdama gali pasakyti labai daug
to, ko mes nežinome, ir atskleisti priežastis, kodėl ta tragedija prasidėjo. Mano paskutinis klausimas būtų, ar jūs bandėte kažkaip patikrinti ir ką įsitikinote, ar bėra Lietuvoje ar nebėra? Vėl tikrai aš neužsiimu žmogaus medžioklę, bet parašius šitą straipsnį aš paskambinau jos telefonu ir išgirdau atsakymą, kad toks numeris neegzistuoja, sujungimas neįmanomas. Negaliu pasakyti, gal ne šiuo metu yra tam tikroje apsaugoje dar didesnėje Lietuvoje, galbūt jinai yra išvykusi, apie tai negaliu spėlioti. Tikrai tik žinau, kad nuo šiandien, galbūt ir nuo anksčiau, susisiekti su Landė Stankūnaite tikrai niekam iš Lietuvos nepavyks ir manau, kad taip truks daug metų.